Visiems geros dienos. Užsidėsime virti dabar mūsų receptui kulšių su petuku ir vieną krūtinėlę. Nuo vanduo užvirė, pakeitėm vandenį. Čia įmesim vieną kubelį buljono, truputį druskos, pipirų. Įdėsim morką į svogūną. Na, o čia mes susiplaksim kiaušinius. Truputį druskos ir pipirų. Taip pat įdėsim biškį truputį petražolių ir išsiplaksim. Nu, dabar kepsim tokius blynus. Petelniai kaitų jau, galim pradėti kepti blynus. Išsikepam visus taip. Čia turim virtas bulves, kurias reikia nusilupti. Nu, bulves turim nusilupę. Dabar reikia susismulkinti mums vištieną. Susigradome į mūsų indą, imsim didesnę, lengviau bus maišyti. Dabar mums reikia susismulkinti alyvuoges. Dabar mes susismulkinsim mūsų blynus kiaušininius. Susuksim juos į trūbelę ir va taip supjaustysim. Razinas irgi truputį susmulkinam. Nu, sudedam kukurūzus ir gražiai įsimaišom. Taip pat susipjausim pomidorų šerį. Nu tai va, dabar dedam majonezą. 4 šaukštus. Ir maišom. Dabar susidedam čia į mūsų formą. Dabar atidarom. Uždėsim dar majonezo ant viršaus. Dabar gražinsim su mūsų šerį. Nu tai va, tokį vištienos salotų tortą mes gavom. Skrodintos dalykės.
Visiems prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.